Sveiki sugrįžę! Tikiuosi pasikrovėte pakankamai žinių bei entuzijazmo judėti toliau ir mokytis naujus dalykus, kurie jums padės lengvai valdyti Python robotikoje. Tad nieko nelaukia ir pradėkime. Pirmiausia, apžvelkime modulinį programavimą. Modulinis programavimas yra programavimo metodas, kai didelė programa yra suskirstoma į mažesnes, savarankiškas dalis, vadinamas moduliais. Kiekvienas modulis atlieka tam tikrą funkciją arba sprendžia tam tikrą problemos dalį. Modulinis programavimas palengvina programų kūrimą ir priežiūrą, ypač didelėse programuose. Štai keletas pagrindinių modulio privalumų. Pirma, kartą sukūrus modulį, jį galima panaudoti kitose programuose. Antra, skaldant programą į modulius, kiekvienas modulis tampa mažesniu, lengviau suprantamu vienetu. Tai ypač naudinga, kai reikia taisyti klaidas ar tobulinti programą, nes dėmesį galime sutelkti tik į tam tikrą modulį, o ne į visą programą. Trečia, modulinis programavimas leidžia skirtingiems komandos nariams dirbti prie skirtingų modulio dalių tuo pačiu metu, nes kiekvienas modulis yra savarankiškas ir nepriklauso nuo kitų modulių. Ketvirta, kiekvienas modulis atlieka konkrečią funkciją arba dalį programos logikos, todėl kodas tampa aiškesnis ir paprastesnis. Python kalboje modulius galima kurti ir naudoti labai paprastai. Bet koks P failas yra laikomas moduliu ir jį galima importuoti į kitus Python failus. Štai paprastas pavyzdys. Tarkime, kad turime failą vadinamą matematika P, kuriame yra kelios paprastos funkcijos. O tada sukuriame kitą failą, pavadintą pagrindinė programa P, kuriame galime importuoti ir naudoti matematika modulį. Didelėse programuose modulinis programavimas leidžia organizuoti kodą hierarchiškai. Galima naudoti aplankus, tai yra paketus, kurie savyje talpina kelis modulius. Apibendrinant, modulinis programavimas padeda sukurti tvarkingesnes ir lengviau valdomas programas, efektyviai pakartotinai naudoti kodą ir vystyti programas etapais bei lengviau aptikti klaidas. Python programose modulius importuoti ir naudoti labai paprasta. Tai reikia naudoti import raktinį žodį. Importuoti galima tiek standartinius Python modulius, tiek savo sukurtus P failus. Štai kokius kodus naudojame norėdami importuoti. Import modulio pavadinimas importuoja visą modulį. From modulio pavadinimas import funkcija importuoja tik tam tikrą funkciją arba elementą iš modulio. Taip pat galima importuoti kelias funkcijas vienu metu. Rašome funkciją numeris 1, tada dedame kablelį ir rašome funkciją numeris 2. Import modulio pavadinimas as kitoks pavadinimas importuoja visą modulį, tačiau suteikia jam kitą pavadinimą, kurį galima naudoti visoje programoje. Modulius taip pat galima importuoti iš aplankų, naudojant aplanko ir failo pavadinimus. Importuodami modulius galite naudotis tiek savo funkcijomis, tiek Python bibliotekų ištekliais. Python taip pat turi daug standartinių modulių, kurie iš karto prieinami, pavyzdžiui, math, random, datetime ir kiti. Jeigu modulis yra kitoje aplanko struktūroje, galime importuoti jį kaip paketą, nurodant aplanko pavadinimą. Tarkime, turime tokį aplankų struktūros pavyzdį. Duomenys P turi funkciją analizuoti. Norėdami ją importuoti į pagrindinę programą P, rašome from analizė, dedame tašką, duomenys import. Modulis random Python kalboje naudojamas generuoti atsitiktinius skaičius, pasirinkimus ir atlikti įvairius atsitiktinius veiksmus. Tai labai naudinga, kai reikia simuliuoti atsitiktinumą, pavyzdžiui, žaidimuose. Štai pagrindinės jo funkcijos. Random randint AB generuoja atsitiktinį sveikąjį skaičių nuo A iki B, įskaitant ir A ir B. Pavyzdžiui, kodas, kurį matote, išveda atsitiktinį skaičių nuo 1 iki 10. Random choice atsitiktinai pasirenka elementą iš sąrašo, eilutės ar bet kurio kito sekos tipo. Kodas pavyzdyje išveda atsitiktinę spalvą. Random shuffle sumaišo elementus sąraše vietoje. Kodas pavyzdyje išveda sumaišytą sąrašą.
Random generuoja atsitiktinį skaičių nuo 0 iki 1. Kodas pavyzdyje išveda atsitiktinį skaičių tarp 0 ir 1. Dar vienas standartinis modulis yra OS. Modulis OS suteikia funkcijas, kurios leidžia dirbti su operacinė sistema, failų sistema ir aplinkos kintamaisiais. Naudojant OS galime valdyti failus, aplankus, gauti informaciją apie sistemą ir atlikti kitus operacinės sistemos lygio veiksmus. Štai pagrindinės šio modulio funkcijos. OS getCWD grąžina dabartinio darbo katalogo kelią. Pavyzdyje matote, kaip funkcija išveda dabartinio katalogo kelią. OS chdir path pakeičia dabartinį darbo katalogą į nurodytą kelią. Pavyzdį matote ekrane. OS listdir path grąžina sąrašą su failais ir aplankais nurodytame kataloge. Pavyzdį galite matyti ekrane. OS remove path pašalina failą iš nurodyto kelio. Pavyzdys ekrane. OS makeDirs path sukuria aplanką įskaitant tėvinius aplankus, jei jų nėra. Modulis sys naudojamas sąveikai su Python interpretatoriumi. Leidžia gauti informaciją apie vykdomą programą ir jos aplinką. Tai labai naudinga, kai reikia atlikti užduotis susijusias su Python vykdymo aplinka, argumentų perdavimu, komandų eilutėje ir klaidų tvarkymu. Štai modulio sys pagrindinės funkcijos. Sys argv sąrašas, kuriame yra komandų eilutės argumentai, kaip paleidžiama programa su papildomais parametrais. Pavyzdyje matote, kaip funkcija išveda komandų eilutės argumentus. Sys exit nutraukia programos vykdymą. Pavyzdys ekrane. Sysversion grąžina Python versijos informaciją. Pavyzdį matote ekrane. Syspatch sąrašas, kuriame yra direktorijos, kuriuose Python ieško modulių. Sys stdout objektas, per kurį išvedamos žinutės į terminalą, naudojama kartu su sys klaidų valdymu. Apžvelkime dar keletą dažnai iškylančių klausimų susijusių su moduliais. Main.p failas paprastai yra pagrindinis failas, kuris paleidžia visą programą. Tai yra kaip pagrindinis scenarijus, nuo kurio prasideda programos vykdymas. Pavyzdžiui, main.p dažnai turi pagrindinę logiką ir kviečia kitus modulius ar funkcijas. Kur turėtų būti main.p? Projektuose dažniausiai main.p failas dedamas į pagrindinį katalogą. Mažose projektuose jis gali būti vienintelis p failas, o visa logika gali būti įtraukta į main.p. Didesniuose projektuose main.p veikia kaip centrinis failas, o visi papildomi moduliai dedami į atskirus p failus. Jei jūsų programa tampa sudėtingesnė, modulius ir papildomus failus rekomenduojama sudėti į atskirus aplankus. Kokia importavimo tvarka? Kai jūsų moduliai yra struktūrizuoti, galite juos importuoti į main.p pagal logiką ar svarbą. Tačiau dažnai laikoma gera praktika importuoti juos tvarkingai, pagal modulių paskirtį ar naudojimo seką programoje. Jei jūsų programa maža, main.p nebūtinas, nes visa logika gali būti viename faile. Tačiau organizuojant didesnę programą, main.p padeda išlaikyti švarų ir organizuotą kodo struktūros pagrindą. Šiam kartui tiek. Kaip visada, bandykite ir eksperimentuokite. Nebijokite daryti klaidų, o kaip jas tvarkyti, aptarsime kitoje pamokoje. Iki!